Tai yra pirmoji priežastis, dėl ko atsiranda šitas projektas 2025, tai yra paruošti darbotvarkę, kai respublikonų prezidentas, jeigu toks grįš į Baltuosius rūmus. Vienas dalykas. Antras dalykas, ir ką mes matėm per rinkiminę kampaniją, tai yra, kad demokratai, jie neturi dėja, bet jie neturi savo idėjinio pagrindo ir jie neturi vizijos. Jisai yra pasakęs, viešai pasakęs, kad šis projektas tai yra antroji JAV revoliucija, tai yra pirmosios revoliucijos, antroji politinė revoliucija, kuri liks be kraujo, kurioje nebus pralietas kraujas, jeigu leftistai tik tai leis. Tai šalia to yra toks noras įveikti visus barjerus, kurie egzistuoja tokiai konsoliduotai prezidentiniai valdžiai. Iš tiesų krašto dešinės vizija, nes, pavyzdžiui, tas Project 2025 numato absoliutų abortų draudimą, kuriam, absoliuti dauguma žmonių nepritarė. Yra artėjama prie tokio modelio, tokios populistinės demokratijos, kurie egzistuoja, nežinau, ten Vengrijoje ar Turkijoje.